Pėsčiųjų perėja – tai vieta, kur kertasi pėsčiųjų ir vairuotojų interesai. Tad čia labai svarbu savitarpio supratimas, pagarba, atidumas bei atsargumas. Artėjant prie pėsčiųjų perėjų reikia sumažinti greitį. Būtinai sumažinti greitį ir susimažinti pavarą. Ypač prietemoj. Nes pas mus pėstieji dabar kažkodėl tai galvoja, kad pėsčiųjų perėjų gali rašyti žinutės, klausytis muzikos, užsidėti gobtuvą ant galvos. Pėstieji privalo atminti, kad pėsčiųjų ir transporto priemonių greitis žymiai skiriasi. Kol pėsčiasis pereina gatvę, net ir toli buvęs automobilis priartėja. Įžengti važiuojamą dalį pėstiesiems leidžiama tik po to, kai jie įvertina atstumą iki artėjančių transporto priemonių ir jų greitį. Įsitikina, kad tai saugu. Todėl prieš einant per važiuojamąją kelio dalį būtina sustoti, gerai apsidairyti, įsiklausyti. Svarbu neskubėti, einant stebėti aplinką. Nuolat savęs paklausti, ar tu saugus kelyje? Perėjose vairuotojai elgiasi labai skirtingai. Vieni praleidžia net ant šaligatvio stovintį žmogų, o kiti nepraleidžia ir einančio per perėją. Vairuotojai neturi būti pernelyg paslaugus ir, pavyzdžiui, praleisti ant šaligatvio prie perėjos stovinčių pėsčiųjų. Norėdami tai padaryti, privalo įsitikinti, ar gretima eismo juosta iš paskos neatvažiuoja automobilis. Taip pat vairuotojui praleidžiančiam pėsčiuosius reikia įvertinti įvairias aplinkybės. Vengti staigaus stabdymo, ypač kai slidi arba drėgna kelio danga. Jis turi iš anksto sumažinti greitį ir lėčiau artėti prie pėsčiųjų perėjos. Pėstiesiems draudžiama išeiti iš užstovinčios transporto priemonės ar kitos kliūties, trukdančios apžvelgti vietą, neįsitikinus, ar nėra artėjančių transporto priemonių. Dažnai pėstieji galvoja tik tai apie savo teises ir užmiršta pareigas, kur labai aiškiai kelių eismo taisyklėse akcentuojama, kad prieš įžengiant į važiuojamą dalį pėstysis vis dėlto turi įsitikinti, kad tai yra saugu. Ar tu saugus kelyje?